Tai smagus. Tai smagu su jumis pasisveikinti coachingo savaitėj ir pakalbėti apie tą coachingo gylį, nes nėra paslaptis, kad aš pati esu coachingo specialistė jau nemažai metų, bet tuo pačiu gilinuosi į geštalto terapiją ir visai nemažai laiko tame praleidžiu aktyviai ir visą laiką vaikštau su tais pačiais klausimais. Tai kur yra terapija, kur coachingas, kaip ką atsinešti, kaip tai dera tarpusavyje ir kaip terapiniai, tarkime, įrankiai ir instrumentai arba pats tas terapinis buvimas padeda coachingo kely. Ir aš neslėpsiu, kad nežinot mano istorijos, kada aš keliavau į kelią link PCC, tai ir buvo tas, kad aš pasirinkau geštalto psichoterapiją kaip instrumentą, kuris man gali padėti gerinti savo kompetencijas. Tai reiškia, atnešti daugiau gylio į savo sesijas ir ką aš pastebėjau per tą savo laikotarpį, per tą savo kelionę, kad iš tikrųjų tai labai ir padeda ir kuo mes labiau augam ir gilinamės į savo darbą, į savo kompetencijas, tuo labiau tas skirtumas, jisai ir aiškėja man pačiai, bet tuo pačiu ir aš kaip žmogus tas kompetencijas lavindama tiek psichoterapijoje, tiek coachinge, tampu, mano nuomonė, geresnė coachė irgi. Tai prasme, tai tikrai prisideda ir padeda. Tai man labai džiugu, kad čia yra ir psichologų, psichoterapeutų, kaip sakot, prisijungia, tai galėsim galbūt pasižiūrėti kažkokias sąsajas ir atrasti ir tiesiog padiskutuoti. Tai norėjau šitą užsiėmimą tokį paskirti praktiniam tokiam darbui, bet praktiniam ne tik, kad jūs papraktikuotumėt, bet iš tikrųjų, kad ir aš pati pasidalinčiau, atrodo, galbūt ir tais paprastais instrumentais, kuriuos gali būti, kad kai kurie ir žinot, ar iš vienų mokslų, ar iš kitų, ar iš savo netgi pagrindinių coachingo mokslų, bet kadangi aš mentoriauju nemažai coachingo specialistams dabar, kurie ruošiasi akreditacijoms, tai šitie instrumentai ir atėjo iš tenai, iš tos patirties, kad yra coachingo specialistų, kurie apie tai nėra girdėję arba kažkaip tai kitaip tai taiko. Ir galvoju, kad gali būti tai naudinga, bet tiems, kurie nori tiesiog pagilinti savo žinias ir kompetencijas. Tai va, tai čia tokį kažkaip tai įdėjau tokį skrendantį vienaragį, kuris nori kažkur tai link magijos nuskristi ir atverti savo potencialą, kaip mes dažnai coachinge kalbam, ir kokie tie instrumentai galėtų padėti ir iš ko susideda tas giluminis coachingas, iš ko susideda jo magija, apie tai aš šiandien su jumis ir noriu pasidalinti. Ir pirmas klausimas, kurį aš dažnai užduodu, tai pati sau. Tai yra, kas ateina į coachingo pokalbį. Ir čia aš kalbu ne apie klientą dar. Aš kalbu apie save pačią, kuri ateina į tam tikrą dieną, tam tikrą momentą, į coachingo sesiją su tam tikromis mintimis, patirtimi, įsivaizdavimais apie save, ribotumais, nuotaika, prieš tai pragyventais gyvenimo kažkokiais įvykiais. Ir tai veikia tą buvimą, kurį mes patiriam čia ir dabar. Ir aš dar norėjau pažiūrėti, čelte kažkas tai yra parašę, kad tiesiog kažko nepraleidžiau. Aha, norėčiau būti. Gerai. Taip pat. Tai realiai tas žmogus, kuris ateina kiekvieną momentą į pokalbį, turi svarbią įtaką coachingo sesijos kokybei. Ir vienas svarbiausių momentų, kurį aš norėjau šiandien akcentuoti, kad mes turim tai žinoti. Kiek iš jūsų einate į coachingo supervizijas? Ir turiu minty supervizijas, kur mes tyrinėjom savo vidinį pasaulį, kas vyksta su mumis sesijų metu, ką mes patiriam tada, kaip tai, kokius jausmus man tai sukelia.
Galite tiesiog naudoti, vat įdėti, matau, vat eina, vat aš einu, bet nėra daug, ne, iš tikrųjų. Šiaip situacija šiek tiek gerėja dabar, nes anksčiau būdavo taip, kad netgi į coachingo sesijas coachingo specialistai patys ne visada eidavo. Dažniausiai būdavo tai, kad eidavo, labiau norėdavo dirbti, negu kažkaip tai patys naudotis tuo instrumentu. Bet coachingo supervizijose kame yra didžiausia vertė jums patiems? Čia rašo, mokslas tai yra privaloma, tai kame yra vertė jums patiems coachingo supervizijos? Mes rytoje turėsim coachingo savaitėj. Aš kviečiu jūs įsitraukti, kad, profesinėme augime, taip. Atpažinti tuos dalykus, kuriuos mes turime kaip kokias programas, kuriuos labai sunku paskui, kurioje yra mūsų aklosios zonos. Na, pavyzdžiui, kam yra nutikę, tikrai nemeluosiu, man ne vieną kartą, kai ateini pas klientą ir klientas atrodo, toks patyręs, toks jau kažkaip visko žinantis, toks jau kažkoks ypatingas, o va tas jausmas yra toksai, pačio toksai tarsi sumažėjimas. Esat patyrę? Palinkuokit galvom, kas esate, ne, jeigu su tuo susidūrė. Arba kita situacija irgi yra buvę, kada mes ateinam į coachingo sesiją ir jaučiam, klausom kliento ir juo ne visai tikim. Nes atrodo, jisai kalba kažką, tai ir atrodo, ar jisai tikrai tai gali, ar jisai tikrai, tam pajėgus. Mes kažkokį savo filtrą turime čia. Ir čia yra tas pakvietimas visada į coachingo superviziją, arba pakvietimas pasižiūrėti į save, pažiūrėti, kas iš tikrųjų atėjo į coachingo pokalbį, nes ne klientas derinasi pagal mus, kada ateina į sesiją, o mes prisiderinam prie kliento. Ir jeigu jau mes pastebėjom, kad mes sumažėjom, tai reiškia, jaučiamės mažesni už šitą žmogų, kuris yra šalia mūsų, tai labai gerai pastebėti tai, įsivertinti tai ir tai mums pasireguliuoti, kad mes būtume kartu su juo. Jo partneriai, lygus partneriai tame santykiai, kurie atėjom. Lygiai tas pats yra, jeigu mes pajaučiame, kad mes imam vertinti ar dar kažkaip tai kitą žmogų. Tai irgi mūsų darbas yra ateiti ir pasiderinti taip, kad pamatytume tą žmogų lygiame santykyje. Kai aš ruošiausi šitai paskaitai, tokia, čia man kažkaip tai kilo mintis pakviesti ją dar ir mano labai labai mėgstamą dailininką. Ir galvoju, nuo to žmogaus, kuris žiūri į kitą žmogų, nuo to žmogaus, kuo jūs esat šį momentą ir kaip gerai jūs tas žmogų, tai reiškia save pažįstat, priklauso viskas, ką jūs darote coachingo sesijoje, kiek jūs gylio tai galite atnešti. Ir aš čia jums noriu pasidalinti, o kaipgi Van Gogas matė saulėgrąžas. Žiūrėkit. Mes jas matom visai kitaip galbūt, ne? Bet jis kaip žmogus matė galybę įvairiausių formų, įvairiausių būdų saulėgrąžų. Ir kiekvieną kartą, kai į jas pažvelgdavo, jis turėdavo vis kažkokį kitą išraišką tų saulėgrąžų. Lygiai taip pat ir mes, kada mes įsisąmoninam tai, mes galime savo pripažinti, tai aš, šiandien matau taip. Bet toje būsenoje, kurioje esu, gebu pamatyti tiek. Bet galbūt kitą dieną aš matysiu kažkaip kitaip ir daugiau, arba gali būti ir mažiau. Ir tuo pačiu, kada aš žinau, kas atėjo į sesiją, kada žinau, kas ten atsisėdo, tuo pačiu dar prieš prasidedant coachingo procesui, aš galiu savęs paklausti, o per kokias nuostatas ir filtrus aš žiūriu į tą klientą.
Jūs girdit, mes dar nesusitikom su klientu, bet mes jau turim visą procesą, kuris pirmiausia pasitikrinam, kas aš ir kaip aš atėjau, kokios būsenos atėjau, ką aš atsinešiau, per kokias nuostatas ir filtrus aš ateinu ir kaip aš žiūriu į savo klientą. Ir man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų, mokydamasis coachingo, keičiam savo tą tokį suvokimą, keičiam savo filtrą, per kurį mes matom pasaulį. Man tai labiausiai asocijuojasi su akiniais. Aš dabar pati parinkau čia panašius akinius. Tai yra su akiniais, per kuriuos aš matau kitą žmogų. Ir man akiniai yra mano metafora. Tai yra mano nuostatos, kaip aš į jį žiūriu. Ir tos nuostatos, kad ir kaip bebūtų, nesvarbu kiek laiko jūsų coachingo mokslai tęsiasi, kai kurie turit ilgą patirtį, kai kurie turit galbūt dar neseną patirtį coachingė, galbūt ten keletą mėnesių, tos nuostatos dažniausiai taip greitai nepasikeičia. Ir mes galime visada prisiminti ir įsivardinti, kokios nuostatos dirba tam, kad mes įgalintume savo klientą. Ar teko kada sutikti akis, kurio žiūri į jūs taip, kaip jūs niekad į save nežiūrėjot? Kad jūs jaučiatės didesnis, galingesnis, gebantis daugiau? Įdėkit va į čia, va kažkaip tai. Ar teko tokią patyrimą turėti, kai žmogus, su kuriuo jūs susitikot, matė jūs didesnį negu jūs patys? Ir kas tada vyko? Matau, kažkas šypsosi. Galite ir balsu pasidalinti, jeigu norite, arba parašyti. Kažkaip norėtųsi žinoti. Aš galėčiau pasidalinti. Pasidalink, prašau, Vaidutė. Iš tikrųjų, jo, esu buvus patyrus ir ne vieną kartą ir tada pajutau, kad nusivertinu save iš tikrųjų. Kad, kiti žmonės visai, jų jausmas tai geras toks, kaip fainiai. Taip, atrašo, labai geras jausmas, nors tada veikti ir daryti daugiau, ne? Pamatyti daugiau, nes mus mato didesnius ir tada atskyla energija ir įkvėpimas. Ir man visai neseniai teko irgi tokį patyrimą turėti, kai sutikau žmogų gatvėje, kurio aš nepažįstu, bet mane pažįsta, būna dabar socialinėse medijose, taip. Tiesiog atėjęs žmogus sako, oi, kaip aš žaviuosi, man patinka, ten kaip jūs darote, ir jūs, tikrai aš kažką darau, toks vidinis jausmas būna, net nustembi ir keistas. Bet iš tikrųjų tai labai pakylėja, nemeluosiu. Tai yra toks malonus, kad kviečia dar daryti daugiau. Tai va, toks man labai atpažįstama patirtis ir pažįstamas jausmas, kuris pakviečia, okei, tai ką aš dar galėčiau padaryti, ką aš dar galėčiau, jeigu jau tai yra reikšminga kažkam, ką aš dar galėčiau atnešti. Ir tai įgalina. Realiai, coachingas ir yra apie tai. Apie kito žmogaus įgalinimą. Ir kuo mes, tokius, nežinau, tokius stipresnius sakinius nešiojam, matydami to žmogaus potencialą, tuo mes suteikiam jam didesnę vertę, padedam jam tapti galingesniu. Nežinau, turbūt dauguma esat susidūrę su šitais filtrais. Aš vadinu tai coachingo lincėm. Tai yra Miltono Eriksono principai, Eriksono mokykloje juos tikrai išmokina, kas mokėsi, nežinau, dar gal ir kitose mokyklose. Bet tai yra tas pagrindinės nuostatos, kurios padeda mums, kaip coachingo specialistams, pamatyti žmogų didesnį
galingesnį, stipresnį, daugiau turintį potencialo, negu dažnai jis mato save pats. Ir pirma nuostata tai yra, kad su juo viskas okei. Kad nereikia ieškoti defekto ar kažkokio tai trūkumo žmoguje, o pamatyti žmogų, kuris gali spręsti tą situaciją. Gali ir turi resursų, turi galimybės susitvarkyti su visom tom užduotim, kurias jis turi, su tais gyvenimo iššūkiais. Ir jeigu jau jisai geba svajoti apie kažką, turėti kažkokiu tai noru, tai reiškia, jis geba tai ir padaryti. Tai yra linzė, per kurį mes pasirenkame žiūrėti į žmogų. Ir tada belieka klausimas, o tai ko jis dar kol kas nemato? Ko jisai dar kol kas nepastebi arba nežino apie save, kad neturi to, ko jisai galėtų turėti. Šitą linzę, išeinant iš trečio Miltono Eriksono principo, šiuo metu jis renkasi geriausią jam žinomą būdą. Man tai dažnai yra atsakymas į tai, kad žmogus nežino kito. Nežino todėl, kad mąsto apie save kaip apie mažesnį. Nežino todėl, kad dar neleido savo niekada pagalvoti apie tai. Bet jeigu yra akys, kurios mato žmogų didesnį, jeigu yra akys, kurios tiki tuo žmogumi, kaip Paulius sako, coachingas kaip transformuojantis žvilgsnis, vien žvilgsnio užtenka į žmogų, kad jisai pamatytų tą atspindį, tą veidrodį didesnio savęs. Žinot, kaip būna tos metaforos, katinėlis žiūri, o veidrodėlį rodo liūtą. Tai apie tai, kad, ta prasme, jis gali pamatyti save didesnį kaučio akise. Ir tokiu būdu atrasti tą būdą, kuris šiuo metu, iki tol, kol atėjo, nebuvo pamatytas, nebuvo savo įsivardintas. Kartais žmonės ateina su klausimu, kodėl aš taip elgiuosi, man nepatinka taip elgtis, man tai yra, netinkamas elgesys ir ieško priežasčių, kodėl. Ir sesijose man irgi dažnai tenka su tuo susidurti. Kai klausia, kodėl aš taip darau, kodėl aš taip veikiu. Ir dažniausiai aš klausiu, o kam tau reikia žinoti, kodėl. Ir tas kodėl dažniausiai būna apie ką? Apie tai, apie mąstymo algoritmą, kuris sako, jeigu sužinosiu, kodėl taip darau, tai paimsiu ir pakeisiu. Nebūtinai. Nebūtinai reikia žinoti, kodėl tu taip darai. Kartais užtenka žinoti, ką darai ir kaip norėtum, kad būtų kitaip. Ir dėl ko tau svarbu turėti kitaip. Tai sekant iš ketvirto Miltono Eriksono principo, tai yra kiekvienas elgesys turi teigiamą ketinimą. Tai reiškia, jeigu tas elgesys yra, jis arba turi dabar tą ketinimą, arba yra įprotis, kurį žmogus susiformavo, nes tas elgesys jam veikia ir buvo reikalingas, bet dabar jau jisai nebeveikia. Ir tai yra tiesiog toksai pripažinimas, pažiūrėjimas ir pamatymas, galbūt yra kitų būdų, kaip tai padaryti. Nenuneigti, kad tai yra kažkoks tai neigiamas ketinimas, o tiesiog pripažinti, kad jis yra. Ir dar viena linzė, kuri yra labai labai svarbi coachingo specialistui, tai žiūrėti su linze, kad pokyčiai yra neišvengiami. Jie vyksta nuolat. Kodėl jinai svarbi? Kaip manot, kodėl svarbu coachui turėti tą akinių filtrą, linzę, į kurią žiūri klientas, į klientą, kad pokyčiai yra neišvengiami? Kokia jūsų nuomonė? Galit parašyti, galit pasakyti, kas norit, kokią mintį. Nes vienintelis stabilumas yra nuolatinis kitimas, kad klientas pats nebijotų keistis.
dinamiškas pasaulis ir augimas, nes per pokyčius tobulėjimas. Taip, aš pritariu jums. Ir žinot, kas dažniausiai būna, kad žmogus nenori keistis. Ir labai svarbu, ne visada nori, gal ir keistis nori, bet nenori keisti tų aplinkybių, nori likti saugume, nori išsaugoti tam tikrą savo dalį. Ir legalizuoti, kad pokyčiai yra būtini, tai yra kaučo darbas. Kad jie neišvengiami, jie visada vyksta. Tiesiog Viskas gerai, varyk. Aha, kas tenai kalba, tai gal... Tai va, tai yra legalizavimas ir priėmimas realybės, susitikimas su ta realybė. Kad gali būti, kad klientas sako, aš nenoriu nieko keisti, aš noriu tame, man patinka, kas yra. Ir kaučas žiūrėdamas per šitos sakinius sako, aš suprantu tavo norą, tau norisi būti stabiliai ir saugiai, bet gyvenimas yra toksai, kad pokyčiai yra neišvengiami. Keturi, tai yra 5 Miltono Eriksono principai. Tai yra tie akiniai, kurie leidžia mums, tos nuostatos, galime sakyti, vidinis pasirengimas, kurios leidžia mums įgalinti klientą ateiti į pokytį ir augti. Dar vienas dalykas, bet jeigu aš pradėjau nuo to, kad pirmiausia, kas ateina į sesiją, paskui su kokiam nuostatom ateina tas žmogus į sesiją, kaučingo specialistas. Dar vienas toksai svarbus klausimas yra, o kaip kaučingo specialistas mato klientą? Ir čia, jeigu mes prieš tai turėjome tokį, labiau fokusą į kas tas žmogus, su kuo jisai atėjo, kokias vidinės nuostatas jis turi, tai kaip jau yra įgūdžiai, kuriuos mes galime treniruoti ir mokintis. Ir kaip jau gali būti tie instrumentai, kuriuos jūs gaunate kaučingo mokymų metu arba keldami savo kvalifikaciją, augindami ją. Ir vienas iš tų instrumentų, gal uždėkit pliusus, kam teko matyti šitą piramidę? Neurologinių lygių piramidę. Matau, va, pliusų. Bet nėra tiek daug. Mūsų čia visai nemenkai, bet nėra tiek daug tų pliusų, dar palyginus. O kas yra jums, va, tie, kurie naudojat, kas yra jums ta piramidė? Ką jinai jums duoda kaip įrankis kaučingo sesijose? Gal va dar trumpai parašykit čiate, kas yra jums tai. Nes aš pasakysiu, kaip aš ją matau. Aš ją matau kaip asmenybės struktūrą. Jūs vis tiek parašykit, nes vis tiek mes išplėtim tą požiūrį, pamatysim, galbūt kažkas tai, kažko tai dar ir aš nežinau, ar jums leidžia pamatyti, kur klientas yra užstrigęs. Laiptelis, kuriame dirbu. Suprasti, kas yra už žodžių. Taip, tai yra gebėjimas pamatyti asmenybės struktūrą. Jeigu šiaip žiūrėt, kad kaip aš žiūriu į tai. Aš žiūriu į žmogų, mes dažnai, kai ateina žmogus, mes matom jo išvaizdą. Jis kalba apie kažką ir kalba jisai dažnai priklausomai nuo to. Gali kalbėti apie savo aplinką ir skųstis tą aplinką. Gali kalbėti apie savo elgesį, kuris netinka kažkur tai ir nepatinka. Gali kalbėti apie gebėjimus, kuriuos turi arba neturi, arba vertybės, kas jam svarbu ir kas užgavo. Ginti savo įsitikinimus atėjęs. Arba kalbėti apie naują identitetą, kurį norėtų jisai pasiekti. Galbūt nori išeiti į naujas pareigas, ar nori tapti drąsesniu žmogumi, ar nori pradėti savo veiklą, ar nori netgi kalbėti apie savo misiją, priklausomai nuo to, ką jisai nori sukurti ir atnešti. Kokios didesnės jūros lašu jisai nori būti, nes misija man yra labai apie jūrą. Aš nešiojuosi nuo senų laikų, dar kai pas Merlin Atkinson buvau mokymuose, pasiėmusi, kas man yra misija, tai misija yra
jūra, banga, kuri gali būti meilė, gali būti taika, gali būti, kas ten bebūtų, kiekvienam svarbus dalykas, bet aš esu lašas tos jūros ir galiu atnešti tą vertybę į pasaulį. Tai mūsų klientai atėję, jie kalba apie įvairius skirtingus dalykus, priklausomai nuo to, kaip jie yra įpratę kalbėti, apie ką dažniausiai sukasi jų mintys. Bet neurologinių lygių piramidė tai yra tas modelis, tas atspindys, kuris leidžia mums pamatyti visumą žmogaus. Ir tai yra įrankis vėlgi, per kurį mes galime pasižiūrėti žmogų ir paklausti. Tai jeigu jisai kalba visą laiką apie elgesį, tai kokiu gebėjimu jam trūksta, kad elgesį pakeistų, pažiūrėti kažkur aukščiau. Arba iš kokių vertybių yra jo toks elgesio pasirinkimas. Iš kokių įsitikinimų jis elgesi taip. Ir ką jis apie save galvoja, savęs identitetas, kada jisai renkasi šitą elgesį. Turbūt jau gal teko susipažinti coachingo bendruomeniai, kad Povilas Petrauskas šiandien bus vakare ir jisai vienas iš tų iniciatorių išleido knygą Marshos Reynolds Dėmesys ne problemai, o žmogui. Ne? Tai ten apie tai ir kalba, kad realiai, jeigu mes kalbėtume tik apie problemą, tai problema kas yra dažniausiai? Aplinka, elgesys, galbūt gebėjimai. Bet iš tikro, kad mes galėtume atnešti gilesnį pokytį žmogui, mes turime įmatyti visą, kaip coachai, visą jo struktūrą, kas jam trukdo ir kas jį sulaiko. Ir neurologinių lygių modelis tai yra galimybė, toks kaip žemėlapis mums patiems patyrinėti ir jį visumą. Ne tik kontekstą, ne tik elgesį, ne tik vertybės, jeigu jisai apie tai atėjo, bet jį kaip visumą. Man dar labai patiko, aš panašų modelį esu įdėjusi čia, tik anglų kalba. Ir čia Robertas Zilcas dar kažkaip efektyviau yra pateikęs jį. Aš jį labai naudoju coachingo sesijose ir dirbdama mentorystėje su kitais. Nes čia yra tas pats modelis tarsi, aplinka, kur ir kada, tai yra elgesys, kas vyksta, ką daro, tai yra gebėjimai kaip, įsitikinimai ir vertybės, o taip pat identitetas. Bet čia yra toksai įdomus dalykas, kuris dar nubrėžia tarsi savasties dalis, kuri veržiasi į įsiveržimą, veržiasi į potencialą, veržiasi atskleisti save. Ir iš kitos pusės tarsi priešinė jėga yra sistema, kurie mes visi augam sistemoje. Ir ten yra įvairiausi, kadangi gyvenam sistemoje ir aplinkoje, ir ten buvo įvairūs draudimai, ir ten buvo įvairūs nutikimai, ir reakcijos elgesio, kurios koregavo mums iš to išeinančius įsitikinimus. Ir įvairios strategijos, kurias mes išmokome ir gavome iš aplinkos, kaip turėtume elgtis, kaip prisiderinti, kaip prisitaikyti. Ir mūsų leidimai savo, kodėl aš galiu, kodėl aš negaliu, kalbant apie įsitikinimus. Ir rolės, iš kokių rolių aš galiu tai padaryti. Ir čia yra ta sankirta, su kuria ateina pas mus klientas, kuris nori veržtis ir atskleisti savo savastį, nori pasiekti pokytį, nori atnešti transformaciją į savo gyvenimą, bet tuo pačiu yra ir kita dalis, kurį jis saugo. Ir šitoj, tam trikampį dvigubam, man tai yra labai naudingas instrumentas pamatyti, o kur yra ta vieta, kur klientas save stato. Ar tai yra rolė, kuri netitinka? Ar tai yra tai, kad klientas neleidžia savo, neduoda leidimo įgyvendinti tai, ko jisai nori? Nes šiaip
Jeigu taip pažiūrėti, tai mes turim vertybių sistemą, kuri mums yra svarbi, bet kiekviena vertybė palaiko mūsų įsitikinimai. Vertybė ir šiaip yra emociškai įkrautas įsitikinimas, bet kiekviena mūsų vertybė palaiko įsitikinimai. Ir tie įsitikinimai nebūtinai yra tiesa. Jie dažniausiai atsiranda mums gyvenant čia. Šitoj sistemoj, kada mums reikia prisitaikyti, kada mums pasako artimieji aplinka ir tai yra tuo metu tarnauja, bet vėliau riboja. Ir žiūrėdama per šitą neurologinių lygių piramidę, per šitą pjūvį, aš visada galiu pamatyti, o kur žmogus užstrigęs ir kur jam reiktų eiti. Gal kam kilo klausimų, dabar trumpam stabtelsiu, nes noriu nueiti dar į kitus klausimus, kurie yra nemažiau svarbus, kai mes kalbam apie coachingo gylį. Nes čia kada yra gylis, mes matom asmenybę, ne tik problemą. Mes matom visą jį, su jo kontekstu, su elgesiu, ką jis daro, su jo strategijom, su jo įsitikinimais ir vertybėm, identitetu ir misija, ką jis nori atnešti. Kaip sako, tikslą, purpose. Angliškai dar būna. Ar turit kokių klausimų? Aš gal ne klausimą, bet tokį pasidalinimą, kad iš to, ką išgirdau, tai atrodo, kad kiekvieną kartą, kai keičiasi žmogus supratimas apie tai, kas jisai yra, ta ego kažkokia dalis, ar tai perėjimas iš aš studentas į aš ten darbuotojas, aš tėvas, aš kažkokie etapai, kai yra, tai vat, su perėjimu į kitą suvokimą apie save, tai ir yra didžiausia kaučerio pagalba, atrodo, įgyvendinti tą pokytį viduje ir tų įsitikinimų. Taip. Ačiū labai Rokai už šitą pastebėjimą. Iš tikrųjų, kai mes susitinkam coachingo sesijoje ir kai kalbam apie PCC, MCC lygio coachingą, kai mes kalbam apie tai, kad vyksta transformacija sesijos metu, tai mes ir kalbam apie tai, kaip tas vienas identitetas transformuojasi, keičiasi į kažką kitą ir klientas auga jau sesijos metu ir ta piramidė, kuri yra, jinai irgi transformuojasi. Aš nesakau, kad pasikeičia kardinaliai, bet jinai transformuojasi. Ir kažkas tai, kažko tai pasipildo galbūt. Galbūt kažkas tai pasikeičia, šiek tiek įsitikinimas transformuojasi, pasikeičia. Vyksta pokytis, kuris ir yra nauja struktūra. Ir tas žmogus, kuris negalėjo kažko padaryti, kada atsiranda naujas identitetas, nauja struktūra, jis tampa žmogum, kuris galėtų bent jau pabandyti, kuris mato galimybę, kuris gali tai pradėti inicijuoti. Ar galima teikti, kad keičiant įsitikinimus keičiasi ir vertybės? Nebūtinai. Šiaip, kiek man taip teko ir aš kokius klausimus irgi vaikščiau ir uždavinėjau, tai dažniausiai yra taip, kad vertybė irgi yra įsitikinimas, kurį palaiko kiti įsitikinimai, kurie yra, ir kartais būna, kad vertybė konfliktuoja su įsitikinimu. Tai realiai dažniausiai pasikeičia šiek tiek įsitikinimas, o vertybės, jeigu jos yra svarbios, tai jos dažniausiai taip ir išlieka svarbiomis. Vertybės gali tiesiog prarasti tą prioritetą galbūt, bet vienos būna svarbesnis tam tikrų gyvenimo etapų, kitos mažiau svarbios, bet kad įsitikinimus, kad keičiant keistųsi vertybės, tai vertybės yra tokios stabilesnis dalykas pas žmogų. Bet gali atsiranda ir būna, ir pas mus atsiranda naujos vertybės. Pažiūrėkit, yra žmonių, kurie dabar labai svarbu ekologiškumas, galbūt prieš 20 metų tiem patiems žmonėms tai nebuvo taip aktualu, bet atsiradęs tas aktualumas, pamatymas tos realybės iškėlė tam tikrą vertybę, kuri tapo aktualesnė. Ar pavyksta per vieną sesiją nulaužti ribojantį įsitikinimą? Visai būna. Būna ir pavyksta. Kada
aš nežinau, vat, jeigu pažiūrėti tokį vieną pavyzdį, aš turėjau prieš kurį laiką klientę, kuris sakė, kad niekaip negalima uždirbti iš coachingo, čia turbūt yra tokie. Ir, ką tada? Tiesiog sugrįžti į realybę ir pažiūrėti, o kas uždirba ir kiek. Ir, kai pamatė klientė tas, bent jau tai, kad tai vyksta, tai tas įsitikinimas šiek tiek suminkštėjęs. Aš nežinau, ar jisai nulūžo ar kažkaip, bet, galimybės atsivėrė. Nes kartais mes tiesiog to nematom. Tai galėčiau atsakyti, galima, priklauso nuo įsitikinimo, priklauso nuo situacijos. Tai gerai. Ar coachingas gali būti vertybė, klausia? Turbūt gali man, pavyzdžiui, nes man tai yra vertybė, man tai yra mano gyvenimo būdas, man tai yra pati aš, kas yra coachingas. Ir aš galvoju, kad, taip, tai yra tai, kas man giliai svarbu ir vertinga ir emocionaliai traukia, tai taip, bet ar čia yra kažkokia bendražmogiška vertybė, tai turbūt ne. Tai čia kiekvienam individualiai, aš taip pasakyčiau. Čia mačiau ir tos klausimas yra. Gerai. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėti, kalbant apie įsitikinimus, kalbant apie atspindėjimą, kalbant apie kliento pamatymą, tai man norėtųsi jūs pakviesti pasinaudoti metaforom. Ir metaforom kaip įrankių buvimo čia, buvimo su klientu, kuris gali pamatyti daugiau, žiūrint į jį jau kaip iš neurologinių lygių, kaip iš visos tos plačios perspektyvos. Ir čia tiesiog galėčiau pasidalinti tokį kaip pavyzdį, nes realiai mes coachingą giliname tik tai savo buvimu, savo gebėjimu būti visose coachingo kompetencijose, kalbant apie tai, kad buvimą čia ir dabar, pažinimą savo jausmų, atspindėjimą tų vaizdinių, kurie kyla kartu. Ir tai yra aprašyta coachingo kompetencijų modelyje, bet realiai kiekvieną kartą mes per savo asmeninį patyrimą tas kompetencijas galime labiau išjausti, suprasti ir įsivardinti. Jeigu anksčiau, aš atsimenu, kai ruošiausi egzaminui savo, tai man buvo toks jausmas, kad kompetencijos yra kažkas aprašyta ir man reikia atitikti. Tai didžiulis šuolis gyvenime man įvyko ir mano tokiam profesiniam suvokime. Tada, kada aš supratau, kad coachingo kompetencijos tai yra mumyse. Tai jos jau yra, mes kiekvienas jas turim. Čia ačiū, Rasa, kad pasidalinat. Bet tuo pačiu ir mes jas galime lavinti ir gilinti, naudodami tuos įrankius arba tuos filtrus, kuriuos aš pristatinėjau ir dar pristatinėsiu. Tai metafora, vėlgi noriu pasidalinti tokia viena iš istorijų, jų yra galybės. Bet jeigu taip pasižiūrėti į vieną kartą ir turbūt pas jūs irgi dažnai kreipiasi klientai, kurie turi kažkokį tai gyvenime pokytį. Ir tas pokytis gali būti labai baugus, gąsdinantis ir dažnai žmonės jaučiasi mažesni, negu tas pokytis iš jų reikalauja užaugti ir būti. Ir duodama tą pavyzdį kaip analogiją, pateikiant neurologinių lygių modelį, aš noriu tiesiog pasidalinti tuo pavyzdžiu. Į mane kreipėsi žmogus, kuris buvo paaukštintas darbe ir tiesiog neturėjo tų kompetencijų. Žinot, kada būna specialistas ir laikas tapti vadovu. Tiesiog kažkas taip pamatė jame tą potencialą, tą galimybę, kad jisai galbūt galėtų vystyti tas kompetencijas, bet taip. Tai yra tiesa, žmogus dar dabar negali būti vadovu, dėl to, kad jis jų neturi. Ir dalinantis tuo savo patirtimi, mes galime, aišku, uždavinėti galybę klausimų ir bandyti ieškoti kompetencijų, kurių jam reikia, kad jas paugdyti, bet nuo to žmogų toksai pasitikėjimas arba tas toksai išėjimas iš savo tokio ribų dažnai neįvyksta. Bet tam labai yra naudingas įrankis, kurį aš labai dažnai naudoju, tai yra pasikvietimas metaforos. Ir kada aš kalbėjau su tuo klientu ir girdėjau jo paveikslą apie tai, ką jisai dalinosi, aš jam sugrąžinau tai metaforiškai. Kad man toks įspūdis, kad tu tarsi esi naujame mieste.
nebūtinai, bet kad kažkam darbe, bet naujame mieste. Galbūt tu gyvenai kažkur tai, nežinau, Tauragėje ar Kaune ar kažkur, tai o dabar patekai į New Yorką. Ir tam New York'e yra visiškai naujos taisyklės. Nu, ten važinėja mašinos, galbūt ten važinėja traukiniai greitieji, ten yra plačios gatvės, ten yra visai kita sistema. Ir toj sistemai, na iš tikro, nu ir man būtų baisu. Tai yra baugu tenai būti. Bet kita vertus, nu tu turi kažkokią tai patirtį jau. Nu, augai kažkiek tai metų, kaupiai tą patirtį, kažkaip tai vis tiek tvarkeisi tą mieste ir net nuvažiavai į tą New Yorką. Tai reiškia, turi gebėjimų, kurių galbūt anksčiau nematei ir nejutai. Kai aš tuo dalinuosi, kur aš kviečiu klientą, kokiais akiniais aš jį žiūriu. Aš matau jame tai, ko jis savyje nematė. Ir jis tada irgi pradeda žiūrėti. Aha, tai reiškia, jeigu aš esu tokioj situacijai, vat naujam mieste, tai taip, aš neturiu dar ten žinių apie tą miestą. Bet aš turiu į ką atsiremti ir galiu pasižiūrėti, kokie yra tie gebėjimai, kuriuos dabar turiu. Ir tuo pačiu, to, ko nežinau, jau virsta kompetencijomis, kurias turiu išlavinti, galiu įsivardinti. Ir žinot, tas dramblys didžiulis, kuris yra taip sunkiai suvalgomas ir toks baisus. Pradžioje atrodo, kad čia toks didžiulis šuolis, tampa pažįstamu, suvalgomu, įvardyjamu, suprantamu. Ir žinot, man pačiai, tai metaforos yra vienas iš tų geriausių būdų, kaip pakviesti klientą į naują erdvę, į naują teritoriją, ten, kuris dar niekad nebuvo ir ten, kur yra baugu. Ir dabar aš galvoju, aš noriu jūs pakviesti trumpai praktikai. Ir noriu pakviesti nepabėgti, nesakyti, kad neturit laiko ar dar kažką, bet iš tikrųjų panaudoti tą įrankį va čia ir dabar. Tai yra, aš padalinčiau į kambarius, jau kas negalėsit, ačiū Sonatai, jau pabėga, galbūt kažkas nežinau. Bet padalinčiau į kambarius, nepabėgit, jeigu kas nenorėsit, tai likit bendram kambarį, nes dar šiek tiek pratęsiu. Bet yra tas toksai svarbus momentas, kad susitikit su kitu žmogum, leiskite jam pasidalinti tuo, ką jisai kalba, kuo jisai jaučia, kuo jisai išgyvena, galbūt kokią tai situaciją turi. Neilgai, mes 10 minučių tai skirsim. Ir sugrąžinkit jam tai per metaforą. Per tai, kaip jūs pamatėt tą situaciją, per metaforą, kurį klientai gali. Tai aš pažadėjau čia per valandą tilpt, bet jau kas negalėsit, kas negalėsit. Bet realiai aš matau, kad truputėlį užtruks laiko. Tai 10 minučių, tai 5 minutės vienam, 5 minutės kitam ir paskui dar sugrįšime. Ne? Aha, matau Loretą, ne? Gerai. Bet kas negalės, tas negalės, bet realiai dabar paskirstysiu į kambarėlius ir pakvieskit, panaudokit tą instrumentą čia ir dabar, nes dabar mes visi esam tam lauke, esam susitelkę į tai ir yra galimybė pabandyti ir įgalinti kitą žmogų pokyčiai. Tai aš tuo dalinuosi. Tai tie, kurie negalės iš karto, tai tiesiog praneškit man. Jeigu jūs tiesiog neprisijunkit prie kito kambario ir aš tada žinosiu, kad negali, aš perkelsiu. Nes dabar vis smalsu ir... Štai su Giedre mes ar nebuvom, tai labai graži metafora irgi ten iš istorijos
čia aš kiekvieną kartą vis nusistebiu ir dabar vėl tas toks pozityvus nusistebėjimas, kaip telpa į metaforą dalykai, ne? Ir ten, kaip vienu sakiniu apibendrint Pauliaus istoriją galima, pavasaris vis tiek ateis. Viskas, ne, taip gražu. Tokia neišvengiamybė ir gyvybė, kad jinai bus. Tai labai gražiai susideda. Ačiū labai. Ačiū. Mhm. Nu, ar yra dar kas norit pasidalinti čia? Aš galiu pasidalinti, nes mes su Paulium buvom ir dalinomės metaforom. Tai aš galbūt paantrinčiau pirmai merginai, pirmai dalyviai, kuri dalinosi, kad taip galima per trumpą laiką viena metafora tikrai suteikti tokią gerą energiją ir kažkokio vilties, optimizmo. Tai Pauliaus metafora buvo apie tą, mes kalbėjom apie miško užsodinimą, iš esmės mano situacija, ar ne, kaip galima gražiai pereiti iš vienos veiklos į kitą, tai nebūtina ten iškirsti mišką ir sodinti viską iš naujo, bet galima pasiekti jos po truputį, kad keistųsi gamtovaizdis. Tai toks irgi labai, toks, sakykime, tinkamas, sakykime, ir mano situacija, ir aš jaučiausi tokia, kad tikrai prisiminsiu šitą metaforą po mūsų pokalbio. Tai ačiū. Va, žiūrėkit, dar vienas mitas grūna. Per 5 minutės galima turėti sesiją. Tai būna dažnai žmonės sako, kad neįmanoma. Bet realiai jau pasiimu kažką tai, ne, į savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų, mano šiandien tikslas ir buvo tą žinutę pasakyti, kad nebūtinai kažką daryti, kad būti geru kaučiu. Užtenka būti, atspindėti ir atverti. Ir to gana žmogui. Nes mes dažnai galvojam, kad reikia kažko imti, daryti, vesti sesiją. Bet tas žodis būna pravesti sesiją. Tai jau tarsi daryti. Bet tas vertė ir pokytis dažnai būna dar didesnis, kada mes tiesiog būnam ir leidžiam tam, kas kyla, atsirasti. Ir pas jūs atsirado metafora. Gali būti, kad gali būti klientui nepatiko, jisai sako, ne, man netokia metafora. Irgi gerai. Bet realiai tai atsiranda jau kažkoks laukas įsiplėtęs, kuriame nauji žaidėjai, naujas kažkoks tai kontekstas šiek tiek prasiplėtęs ir mes iš karto išeiname iš užstrigimo. Tai norėjau tuo jums pasidalinti šiandien, kad per kelias minutės jūs galite daryti didelius pokyčius savo klientam ir girdėti juos labai giliai, jeigu girdit patys save. Rokas rašo, metaforos kaip mūsų visų talentas apjungti dalykus, tuo pačiu man skamba kaip rizika vertinimui. Čia yra toksai vidinis darbas, ką aš ir kalbėjau nuo pat pradžių. Tai koks žmogus ten atsisėda, kas ten vyksta, ir turbūt mes visą laiką vertinam, nuo to neišvengsi. Bet yra svarbu žinoti, kad mes vertinam ir būti atviram, kad gali būti, Paulius dar papildys, ačiū. Čia tiesiog į Roko noriu atliepti, kad aišku, jeigu mes savo primesim metaforą, tai labai lengva nuvažiuoti į kitą teritoriją negu coachingas, bet mes galim ištraukti metaforą su klausimu, ar ne? Tai čia irgi, kaip pasakyti, paskatinti žmogų pasižiūrėti iš kito kampo ir atrasti savo palyginimą. Metafora, palyginimas panašu į, tai per šitos dalykus mes galim pastimuliuoti metaforinį mąstymą ir tada iš tikrųjų mes kaip žmonės esame metaforiniai sutvėrimai. Ir tada visai kitą gylį pagaunam per metaforas. Taip, tai čia svarbu žinoti, kad mes neprimetinėjom, kaip Paulius sako, savo metaforos, bet pasidalinam, kuri mums kilo. Ir žmogus visada laisvas atnešti, sakyti, čia ne mano metafora, mano kitokia, arba čia aš noriu pridėti, čia, tai likti tame pačiame atvirume, tame tyrinėjime. Gerai, kadangi jau... Šitoje vietoje aš labai noriu padėkoti Paulius, kad pasakė, nes mano vidinį kritiką nuramino, nes mūsų praktikoje buvo, man niekaip netėjo kaip coachui metafora.
Ir aš tiesiog atspindėjus paklausiau kliento, gal tau man atspindėjus kažkas kyla tavyje, nes aš dabar neateina niekas manyje, žinai. Ir tada rado pats klientas tą savo vaizdinį, ką jis mato atspindėjus. Tai va, tai ačiū už tą, kad kritiko vidinį nuraminimą. Ok, ir tai gali būti forma, kad atspindėjimas padeda pačiam klientui pamatyti savo metaforą. Taip, va čia tas išplėtimas, ką mes dabar diskutuojam, ačiū visiems už klausimus, nes tai ir yra apie tai, kad aš nesu tas baltas lapas atėjęs į tą coachingo sesiją. Aš esu atviras patyrimui su savo coachingo kompetencijom, dalinuosi, bet ir esu atviras tam atsakui, kurį sako man klientas. Tai realiai atnešu savo indėlį, kaip yra iš kompetencijų kalbama apie tai, kad atnešu savo indėlį, dalinuosi savo pastebėjimais, įžvalgom be prisirišimo. Ir jeigu klientas mato kaip stimulą, čia kaip klausimas ta metafora. Aš pamačiau taip, o kaip tu matai? Ir klientas sako savo atsakymą. Yra dar vienas būdas paklausti. Tai jau mes užėjom šiek tiek už laiko, aš galvoju, gal pasidalinkit, kas buvo naudingiausiai šiandien tos valandos, kurią mes praleidom kartu, kas jums tokio buvo vertingo, svarbaus. Ir susitiksim dar šiandien, aš tikiuosi ateisit į mentoringą ir 18 valandą dar turėsim tokį renginį, kurio aš labai irgi nekantriai laukiu. Ir pas Paulių netrukus bus. Pauliau, kada pačio pranešimas apie ką, kol dar pasidalinsit savo? Ketvirtadienį. Kada ten valandą, to pasakysiu. 10. Tai va, tai sekit įvykius, nepraleiskit. Neurologinių lygių piramidė patiko. Aš iš tikrųjų pastebėjau, kad kai mentorystėj būnu, kad yra nemažai kaučių, kurie nežino šito modelio, dėl to yra svarbu juo pasidomėti, jį pasižiūrėti. Kas kitiems? Akiniai, linzės, žinoma, metaforos. Įrašai bus YouTube. Įkelti į CF Lietuva. Galima susirasti. Tai ačiū irgi tiems, kurie dėkoja. Bet čia jau pasidalinom įrašais visais, kuriuos galima rasti. Ir jeigu turėsit kokių klausimų, tai visada galima man parašyti, mane susirasti. Sonatas įkvėpimas, ačiū labai, tai smagu tai girdėti. Kažkaip tai visus tikrai su švente ir aš jums dėkoju, kad dalyvavot. Na ir tada įkvėpimo savo darbe ir matykite savo klientus per tuos sakinius, per tas nuostatas, kurias jūs patys pasirenkat. Kad juos pamatyti didesnius, kad įkvėpti, kad jie galėtų augti. Tai to ir palinkėsiu jums. Dėkoju labai. Labai ačiū.